Suminė darbo laiko apskaita. Šis vaizdo įrašas yra skirtas pademonstruoti, kaip sistemoje taikyti suminę darbo laiko apskaitą. Taigi šiame vaizdo įraše pademonstruosiu tik naujai pridėtus laukus, kurių prieš tai sistemoje nebuvo. Taigi, jeigu jums reikia susivesti darbuotoją arba naują darbo sutartį, žiūrėkite specialiai tam skirtuose vaizdo įrašuose. Taigi atidarykime arba susiveskime darbo sutartį, kuri bus pagal suminę darbo laiko apskaitą. Sutarties detalių lange pridėtas naujas laukas suminė darbo laiko apskaita. Mums būtina jį pažymėti, jei darbuotojas dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą. Ir jeigu ne pagal suminę, tuomet nužymėti. Kai pažymėjome, kad tai yra darbas pagal suminę darbo laiko apskaitą, atidarykime papildomos informacijos kortelę, suveskime suminės darbo laiko apskaitos periodo nustatymus. Spauskime mygtuką pridėti suminės darbo laiko apskaitos periodą. Nurodykime periodo pradžią, periodo trukmę bei kiek valandų darbuotojas dirbs kiekvieną mėnesį. Išsaugokime duomenis ir sutartį pasitvirtinkime. Tai esminiai pakeitimai, kuriuos reikia susivesti prie darbo sutarties. Vėliau jau sistema skaičiuoja atlyginimą pagal šiuos duomenis. Supildykime tabelius. Uždarius tabelį, sistema skaičiuoja, kiek darbuotojų liko neišdirbtų valandų per suminės laiko apskaitos periodą. Uždarius paskutinį periodo mėnesį, sistema parodo, ar darbuotojas perdirbo ar nedadirbo visų jam skirtų darbo valandų ir priklausomai nuo to skaičiuoja viršvalandžius arba prastovas. Dabar sukurkime DU žiniaraštį ir suskaičiuokime atlyginimą darbuotojui už paskutinį suminės darbo laiko apskaitos periodo mėnesį. Skaičiuojam už paskutinį tik tam, kad pademonstruoti viršvalandžių ar prastovų skaičiavimą, kurių ankstesniais mėnesiais sistema neskaičiuoja. Sistema suskaičiavo prastovas. Todėl, kad darbuotojas per 3 mėnesius neišdirbo jam skirtų 600 valandų ir prastovėjo 89 valandas. Taigi už 89 valandas sistema jam suskaičiavo prastovas. Toliau visi kiti veiksmai darbuotojų atlyginimui išmokėti ar suregistruoti sumas į apskaitą niekaip nesiskiria nuo nesuminės darbo laiko apskaitos. Taigi, norėdami sužinoti, kaip išmokėti atlyginimą, žiūrėkite specialiai tam skirtame vaizdo įraše.